Labas Artūrai. Taip, žiūrėsim tavo visus niuansus, ane? Neįsivaizduoju, ar tau kažkiek atsiliepia praeito būrimo, ar atsiliepia kas nors, būtų labai įdomu sužinoti. Taigi, šiandien žiūrėsim finansai, sveikata ir kas dar buvo? Finansai, sveikata ir santykiai. Taip, santykiai svarbiausias dalykas. Pabandysime išsiaiškinti, kokios galimai priežastys, kad tau nesiseka. Pabandysiu panarplioti šitą temą daugiau. Pabandysim padirbti su 2 kaladėm, galbūt bus daugiau informacijos. Taigi, žiūrėkim dabar mes finansus tavo, ne? Tavo energijos ir kokiuose tu energijose esi dabar. Oho, kokie pokyčiai, kažką sumąstei keisti, galbūt stovi ant tos ribos, kad jau taip nebegalima, man reikėjo kažką keisti. Keisti taip, kad pavyzdžiui, tai būtų labai nestaigus, tai yra lėtas procesas, tačiau tu supranti, kad pavyzdžiui, jeigu žmonės yra apkūnus, jie supranta, kad jiem reikia sukūsti, ne? Ir kažkokį tai metodą išsirenka ir lėtai su juo eina ta linkme. Arba tu supranti, kad tau darbo vieta šitą netenkina ir tu jau save nutikinėjai, jau kad tu turėtum išeiti, kad tu turėtum ieškotis kitos darbo vietos, kad tu jau pradėsi veikti ir taip po biškutį save jau nutikinėjai. Tai va dabar vyksta kažkoks labai svarbus procesas, kai tu arba prabundi, arba save pabandysi keisti. Ne? Tai va ant tos ribos tokios jau stovi, ne? Taigi pabandykim išsiaiškinti, kokia tai riba, ne? Kokį pokytį tu sugalvojai padaryti savo gyvenime. Koks tai pokytis? Sveikata? Ne sveikata. Iš vienos pusės gali būti sveikata, ne? Kad yra labai bloga sveikata ir tu vat nusprendei kažką tai daryti, ne? Kad atsistatys. Bet dar gali būti, kad santykiai kažkokie labai stipriai pakirto ir dėl to vat tas bus labai stiprus pokytis, nes tu supranti, pavyzdžiui, kad galbūt tavim kažkas naudojosi ir tau tai buvo staigus, žiaurus smūgis ir tu supranti, kad turi kažką keisti. Galbūt keisti kažką savyje, ne? Galbūt reikėtų keisti mąstymą, ne? Kažkokią tai psichologiją, įdiegti kažkokią naujas žinias galbūt tau reikia, ne? Kažkas nespindi, gal gerai matosi. Tu supranti, kad tu save turi pamilti, tu supranti, kad tu esi toks, koks esi, tu keistis per daug nenori, tu supranti, kad tau reikia pokyčio, ne? Kad tu prieisi, kad tu pabiški toj košiai virsi, ne? Tu kažkokią tai košiai išvirsi. Ir tu supranti, kad tu toks esi vienintelis, kad tu save gerbsi, kad jau gana man kentėti, ne? Nes čia va tai kančios, va kiek kardu, ne? Sakau, galbūt tai ir labai stipriai susijęs su sveikata. Pavyzdžiui, galbūt tu nuspręsi, pavyzdžiui, kažkokią operaciją pasidaryti, ne? Visai gali būti, kad, pavyzdžiui, operacija grėsia. Kažkaip lėtai ėjai, nusprendei, kad vat reikalinga, ne? Nu, nežinau, ką ten patvarkyti norėtum. Toliau. Toks svarbus pokytis. Gerai, tvarkoj. Ką tau tai atneša, ne? Vat pagerėjimą, nu, pagal šitą kortą jau pagerėjimas, ne? Bet tai gali reikšti ir nebūtinai pagerėjimą, o kaip savimylą. Iš tos pusės savimylą. Aš save gerbiu, aš save myliu, aš nesileisiu taip elgtis su manim, jeigu buvo blogai, ne? Pavyzdžiui, jeigu tave kažkas stumdė, iš tavęs tyčiojasi, tave įžeidinėjo, ne? Tu supranti, kad taip su manim negalima, ne? Tai
Taigi, ką tau atneš va šitie pokyčiai? Visos kortos kalba apie tai, kad būk atsargiau. Vis tiek reikia būti atsargiam, todėl kad labai daug aplinkui yra melo ir apgaulės. Labai daug ir pašas mum apie tai sako, kad pavyzdžiui atsargiau niekam neskolink, niekam nieko neduok. Viską geriau pasilaikyk savo, nes vis tiek apgaulė šalia, tave gali kažkaip apsukti, ne, kažkaip tai apgauti, kažkaip galbūt informaciją iš tavęs gauti lengva, ne, galbūt tu greit pasiduodi kažkokiam spaudimam. Nevertėtų skubėti, geriau kažkaip save reikia mokintis, save pažinti, kad pavyzdžiui išgėrusiam, ne, kad pavyzdžiui galbūt tu viską išpasakoji, arba viską išdalini, arba ten kažką tokio darai, kad atiduodi. Tai turi mokinti save valdyti taip, reiškia iki tos ribos, kad tu save pagauni ant to momento, oi ne, keičiam šitą temą, ne? Kažkaip reikia save išmokti valdyti, kad to nebūtų, ne? Jau, jeigu mes, kai auginam vaikus, ne, tai mes kažkaip juos, mokinam, ne, tai tu taip elgis, ne, tai galbūt va taip elgis, o suaugusiam tu taip nepasakysi, kaip teisingai elgtis, kad tavęs neapgaudinėtų. Bet šiais laikais yra YouTube pilna įvairių mokytojų, įvairių specialistų, visai gerų specialistų, kurie gali paaiškinti, kaip įvertinti save, ne, kaip pamilti save, kokias savybės reikia savyje ugdyti, ne. Galbūt ypač vyrų psichologija jinai yra kiek kitokia ir dažniausiai tai būna susiję su tėvais, ne, kaip elgesi tėvai, tada labai sunku surasti moterį, nes tu nori tos pačios šilumos, jos niekada tokios pačios šilumos nebus, nebent pasirinksi vyresnę moterį, tada taip. Tada yra tikimybė, kad jinai tave ten puoselės, ne, jinai ten tave globos, nes kažkiek tu būsi vos ne kaip vaikas. Kažkiek, nesupras, kad tu žemesnis, jaunesnis, mažesnis ir tokiu būdu gausis, kad moteris labiau į tave orientuojasi. Ne? Tai va, ėjom ir priėjom. Tai va, vis tik atsargiau, bet jeigu turi laiko, nepatingėk panaršyti YouTube ir pasižiūrėti psichologinių paskaitėlių. Tvarkoj. Dabar jeigu skaityti, kad jeigu tu lauktum kažkokios moters, ne, kuri tave, pavyzdžiui, išdavė, kuri suteikia daug skausmo, kuri, tarkim, ne, todėl kad šalia vis tik yra imperatorė, kuri gali būti dar tavo gyvenime, ne, jinai nėra, kad nepasitraukia, bet jūsų santykiai gali būti subyrėję, ne, ir taip gaunasi, kad gali būti, kad jeigu to nebuvo, tai gali būti, kad sužinosi apie apgaulę, ne, o galbūt kaip tik ta apgaulė, vat ir apmerkia akis, ne, tarsi jinai pagaliau išryškėjo, na, nebent dar tik išryškėjo. Galbūt ir buvo visą tai susiję, ne. Dar gali būti, jeigu tikiesi, pavyzdžiui, kad tavo kažkokia mergina, moteris, kuri tau sutikė skausmo, kad jinai, pavyzdžiui, atsiprašys, kad jinai vėl tave priims. Ne, šito nebus, tai yra apgaulė, arba jinai tave gali drąsiai apgauti, apsukti, nes vat nėra ten nei pagarbos, nieko. Tai vat jeigu yra ir tokia situacija, irgi nesitikėk tokio nuoširdumo. Čia nėra nuoširdumo. Tai kad su šitą moterim reikėtų tikrai nutraukti santykius, su ją nieko nebus. Va, čia kiek jau informacijos išlindo. Tvarkoj. Tada žiūrėkim, čia kažkiek bendros informacijos išėjo, greičiausiai bus taip, kad visas būrimas, vat apie tai ir kalbėsim per visą būrimą. Mums parodė visas temas, kas tau yra svarbu. Ne? Tai va dabar suskirstysiu aš į mėnesius, ne? Ir
tai tau tiek daug skausmo suteikia, ne? Ir panagrinėsim. Dabar žiūrėsim mes rugsėjį, ne? Nes čia dabar žiūriu, man bendrai išmetė, nieko tokio. Dabar žiūrėkime rugsėjį. Kaip tau bus rugsėjį su finansais? Su finansais reiškia taip. Kažkaip neapsisprendi, ko nori, galbūt nežinai, kokią darbo vietą nori, ne, kokiu pozicijoje darbe nori dirbti. Man sekasi viskas ir aš nesu neutralus, ne, aš nenustatau savo kažkokios tai pozicijos pats, man visko užtenka, ne. Esi labai jausmingas, būsi labai jausmingas, vėl tiek iš vienos pusės neutralus, tiek ir jausmingas. Darbuose, darbingose sferose, ne, emocionalus gali būti, bet labai šiltas. Norėsis bendravimo, norėsis kažkaip tokios nuotaikos bus labai fainos, tokios, net nežinau, pakylėtos, romantiškos nuotaikos. Kažkaip visai būsi su nuotaika, ne, visą rugsėjį labai fainiai bus. Netgi jeigu ir nebūsi apsisprendęs, ko tu nori dirbti, ne, kokiu ten, ar karjeros, ar ne karjeros, ar apskritai nori dirbti, ne, tačiau iš kitos pusės dar ir laikysies atstumo nuo visų. Neleisi prieiti arčiau kitiems. Tu būsi bendraujantis, gana atviras, bet būsi kažkiek užsidaręs. Tai yra laikysi ribas. Vat kažkaip taip, bet mums nesako, panagrinėkim dar, kokie bus finansai apskritai dabar uždirbimo klausimų, nes mums nerodo, kad tu dirbi. Galbūt tu ir nedirbi, ne? Todėl, kad nežinai, kaip tau pasielgti. Taigi, dabar ties pinigais, ar mes, turim dabar, pagaliau turim. Taip, rugsėjis, tai vat, mums sako, kad rugsėjį kažką pabaigsi. Sakau, galbūt darysi kažkokį tai projektą, arba baiginėsi darbą ir planuosi išeiti iš darbo, nes ne, kaip sakiau, kad tu čia neapsisprendęs, ko tu nori. Kažkaip daugiau jausmais remtis, bet pagaliau nuspręsi kažką daryti, kažką uždaryti. Tai yra pabaigti kažką nuspręsti, ne? Kažkaip tau galbūt nepatiks, kad viskas lėtai. Pavyzdžiui, darbe per mažai finansų, per lėtai viskas. Pavyzdžiui, tau neužtenka, pavyzdžiui, kad vieną kartą mėnesį moka, ne? Tu norėtum, pavyzdžiui, kad ir alga būtų, ir avansas būtų, ir dar kažkas ten papildomai, kad tau kažkaip visko per mažai, visko per lėtai. Pinigas yra, tai yra labai gerai, tačiau kažko tai lėtokai viskas vyksta kažkaip. Gal už laiko, ne? Galbūt ne to laiku ateina pinigai, kai tau tikrai jų reikia, ne? Galbūt alga yra 20, o pas tave 15 visi mokesčiai ateina, ne? Ir vat jau čia gaunasi, kad netinka toks variantas. Tai vat, priiminėsi rimtus sprendimus. Tvarkoj. Iš kitos pusės dabar. Reiškia, išeidinėsi, tarkim, iš vieno darbo ir bandysi darbintis į kitą, bet taip, kad nebūtų tuščio laiko. Bandysi užglaistyti taip, kad iškart šokti į kitą darbą. Tik tiek, kad tau vėl gali kirsti per tokį momentą, kad labai ilgai dirbai vienam darbe, bus kažkiek, nežinau, galbūt kažkiek ta valdžia tokia griežtoka, ne? Vis tik moderatorės pas mus. Gali būti, kad nenorės išleisti, ne? Vat tu norėsi jau išeiti, bet kažkaip tave bandys užlaikyti kuo ilgiau, kad tu padirbs, nėra žmonių, reikia rankų, reikia kojų, reikia galvos, reikia. Ir vėl tai gali užsivilkti. Supranti, tai gali užtrukti, kol tu išeisi. Dar kita istorija. Jeigu matysi, kad tave vilkina,
realiai, jeigu tave vilkina, galima pabandyti duoti jiem lygiai taip pat savo kažkokį tai, kaip tai pavadinti, nustatymą. Tarkim, reiškia, aš turiu atidirbti pagal įstatymą tiek ir tiek ir tiek. Ir daugiau aš neketinu dirbti. Tu įstatymiškai jiem gali paaiškinti, kad manęs daugiau nemelšit, ane? Aš jau ir taip čia atidirbau daugiau negu reikia, reiškia, aš tiesiog einu ir išeinu. Ane? Tai yra parodysi savo žinias, savo charakterį, savo stabilumą, kad jūs iš manęs daugiau nesityčiosite. Jeigu toks variantas tikrai yra. Toliau, nes direktoriai nenorės tavęs kažkaip išleisti, bet kažkaip, matai, karalius pentaklinis, jis yra toks gana lėtas. Suprantate, gali būti dėl to ir labai lėtai viskas vystysis. Galbūt dokumentai, ne, norės kažkaip užvilkinti, pastrigdinti, ar ten sugalvos, kad kažkas kažkur dingo, Ir čia reikės eiti pačiam pas valdžią ir aiškinti. Tvarkoj, tai dabar jeigu čia su buvusiu darbu, kaip gali būti su naujų darbu, tai vieną tu gali pabaigti ir staigiai eiti. Staigiai nepavyks, jeigu darbas bus geras, bus pelningas, geras, stabilus, kaip apie naują galima būtų darbą, ne? Valdžia, reiškia valdžia valdinga, labai valdinga. Ką dar čia galiu pasakyti? Teks galbūt kažkaip lygiai su valdžia kalbėti, kaip jie kalba. Tarkim, jeigu jie gražiai kalba labą dieną, mes sveikinam visus sveiki, sveiki atėję į mūsų įmonę, štai čia siūlom šitą, tarkim, tai labai gerai ir tu lygiai taip pat stengsies bendrauti jų lygiai. Jeigu matysi, kad tau sako, reiškia, tai pagal statymą tu turi dirbti 40 valandų į savaitę ir niekur daugiau, reiškia, tu turi ir tu lygiai taip pat bandysi, taip aš turiu patirtis, aš viską suprantu, čia pasirašom, tai pasirašinėsi su. Dabar istorija, jeigu tu dirbi ant savęs, jeigu nusprendė išvis išeiti iš tų samdomų darbų ir dirbti tik ant savęs, ar pavyks uždirbti, ne? Ar pavyktų apskritai kaip mintis, uždirbti pavyktų, bet ne iš karto. Tai yra kažkoks tai ilgas procesas, jame reikėtų, vėl, ne prie tos košės grįžtam, jame reikėtų išmokti ją dirbti. Tai nėra taip, kad 1, 2, 3 aš padariau, bet kadangi pas mus krenta imperatorius, tai reiškia, tu moki. Jeigu netgi galvotum apie kažkokią tai šaką pačiam ant savęs dirbti, tau viskas pavyktų. Nes tu esi imperatorius, tu viską žinai, visus įstatymus tu viską žinai, kaip, ką, kur, kada, pagal save tu viską žinai. Tu drąsiai viskas pavyktų. Tau toks netgi paskatinimas, ne? Jeigu yra tik minčių, pradėti savo veiklą. Žiūrėk, kiek išėjo informacijos. Tai čia yra rugsėjis. Tvarkoji. Toliau dabar pas mus santykiai ir sveikata. Tada sveikata. Rugsėjai kokia bus sveikata. Sveikata. Rugsėjo sveikata Artūrui. Žiūrėk, kaip šauksi, taip prasidės, ne? Dabar sveikata. Pirmą rugsėjo trimestrą bus nelabai gerai, bet jau dabar matom, kad energija išteka. Matai? Va čia. Moteris išpila vandenį. Kažkur pas tave yra labai blogas momentas, nes energija išteka.
tai gaunasi, kad sveikata tavo kažkur turi pramušimus, tarkim taip pasakysiu, ne? Reiškia, aurui yra skylės, pro kur išteka tavo energija ir tau jos nebeužtenka. Žodžiu, gali pasijusti kaip išspaustas citrina. Tu supranti, kad nori daugiau miegoti, tavęs niekas nedomina. Atrodo, biškį pajudėjau, jau pavargau, dar nieko nepadariau, o tik kavos atsigėriau, bet aš jau pavargęs, aš noriu miegoti, nors kava anksčiau, tarkim, tavęs neveikdavo, o dabar, tiksliau veikdavo, o dabar visiškai niekas neveikia, tu toks pasyvesnis, toks, supranti, jokios mintis, niekas, nieko nenori, toks pasyvumas tarsi iš niekur, ne? Tai vat turi kažkokius momentus, kai iš tavęs jau išeina energija, tau nežinant, reikėtų tai sustabdyti. Bet mes dar grįšim, pasižiūrėsim, ne? Ir va šitą kortą irgi sako, kad gali labai stipriai susirgti. Galimai netgi iki operacijos. Galbūt peršalsi, galbūt, sakau, kažkokia jau numatoma yra operacija, ne? Jeigu nėra operacijos, tai labai gerai, bet gali labai stipriai susirgti, tai atsargiau su sveikata rugsėjį. Nors atrodo dabar labai yra šilta ir aš nežinau, aš nepasižiūrėjau, kokie orai bus visam rugsėjui, nes labai nusivyliau tom programėlėm. Kažko tai jas paskutiniu metu neatitinka visai, tai aš tau negaliu pasakyti, renkis šilčiau, ne? Bet aš kaip matau, kad tu susitvarkysi su savo sveikata. Tu regis žinai savo niuansus, žinai savo minusus ir kažkokiu būdu galbūt pasportuosi, galbūt, nes šitą kortą jinai yra aktyvi. Tai kažkokiais aktyviais veiksmais tu susitvarkysi su sveikata. Jeigu tai būtų planuojama operacija, tai nepraeis labai gerai. Ne? Jeigu tu susirgsi, gerklės skauda, ne, tu žinai, kom ją gydyti ir greitai išsigydysi. Tai kaip ir kažkokios toliau grėsmės nebus. Jeigu po operacijos, tai atsigausi greitai, ne? Irgi labai viskas gerai bus. Tvarkoj, va tai toks rugsėjis, irgi žiūrėk atsargiau. Tvarkoj, toliau pas mus yra santykiai, ką rugsėjį. Štai šitą paimsiu. Rugsėjai, kaip bus su santykiais. Kaip rugsėjai bus su santykiais. Santykiai yra štai tokie. Tai nieko gero, tai sudaužyti širdis. Aš tai sakiau jau pradžioj, nesitikėk jokių susitarimų. Susitarimų nebus, bus vien konfliktai. Dabar pas mus iškrito moteris ir dar viena moteris, tai gali būt, kad lauki iš kažkokio žmogaus žinučių, skambučių, galbūt tave užblokavo ir tu nežinai, kaip toliau seksis. Kol kas nesitikėk nieko, nes čia tik nuostoliai. Tik nuostoliai. Tai va, aš apie tai kalbėjau, kad kol kas nėra jokio sprendimo. Ta moteris tikrai yra nepasirengusi, jinai nedarys jokių sprendimų. Kažkaip gali, nesitikėt. Nedėk iliuzijų į tai, nedėk jokių tokių, galbūt jinai man parašys, gal jai reikia pirmai parašyti. Dėja, čia ne tas. Čia yra kažkoks tarp kitko. Yra trikampis. Galbūt priežastis yra tame, kad tu ne vienas pas ją. Supranti? Tai trikampis. Štai. Ir čia mums gali rodyti, kad yra trikampis, nes yra paslėpta kažkas nuo tavęs ir slepia būtent šalta moteris, nes tau neprisipažins, kad pas ją yra dar kažkas, dėl to ir nesitikėk, nes čia turim trikampį. Moteris tau neatvira, jinai, žiūrėk, jinai yra šalta, logiška ir jinai dar žiūri į praeitį. Tai reiškia, jinai iš praeities dar turi kažkokį tik partnerį, su kuriuo bendrauja. Ir tau tikrai jinai nepasakys, jinai logiškai viską apgalvos, kaip tau išsisukti iš tos padėties.
Tai va tokie tavo santykiai su tom apgaulėm, su tom visom. Ho. Avo, šitą ir ieškojau. Aš sakiau, paklausiu, bet aš dar nespėjau paklausti, bet man jau ir parodė. Oho. Dabar žiūrėk, bus ko gero vėl keletą tipų informacija, kaip galėtų būti. Tai, ko tu nežinai, kas nuo tavęs galėtų būti paslėpta. Galėtų būti. Reiškia, taip, aš neuždaviau klausimą. Nu, paanalizuosim keletą variantų, kaip galėtų būti. Žiūrėk, pas mus yra 2 vyrai. Velnės apsidaužyti širdis. Reiškia, moteris galėjo daryti pririšimą per magus įvairius. Galėjo daryti drąsiai. Reiškia, galėjo ir ant vieno vyruko padaryti, ir ant kito vyruko padaryti. Tačiau, gerai, tada panagrinėsim labiau, ne? Nors sakiau, trumpiau darysiu, nes gausis, kad mes netilpsim į valandą ir man labai ilgai kels video. Nu, tvarkoj, gerai. Dabar žiūrėk, jeigu jinai tai darė tokį pririšimą, dažniausiai pririšimai, jeigu jie veikia, tada suardo tavo visą gyvenimą. Visą gyvenimą tavo suardys. O čia moteris, jinai arba tai esi tu vienas toks, pavyzdžiui, tu turėjai jausmus, bet tu dar ir turėjai pinigų. Jinai matė tave tokį kaip stabilų, turtingą, dėl to jai reikėjo prie tavęs, tarkim, prieiti. Tai buvo vienintelis ne dėl meilės, o dėl turto. Ne? Ir gaunasi, kad jinai darė, tarkim, ant tavęs kažkokius tai pririšimus, būrimus, ne? Ir kažkodėl tai, ar tai suveikia, aš manau, kad tai suveikia. Labai stipriai suveikia. Dabar aš klausiu, bet taip galėjo būti, kad tu ne vienas esi, supranti, nes kadangi vis tiek pas mus rodo ir čia 2 vyrus, žiūrėk, ir čia 2 vyrai, tai jinai galėjo daryti ant 2 vyrų. Nu, tiesiog, kad tikrai pasisektų. Ir čia mums rodo, kad yra trikampis. Ne? Vėl mums sako, kad yra trikampis ir kad nu, čia tai tarsi specialiai ta trikampį taip kažkaip gudriai daroma. Tai ir aš paklausiu, kas jai būtų už tai, ne? Jeigu jinai darė magiją, kas jai bus už tai? Kas jai bus už tai, jeigu jinai darė magiją? Žiūrėk. Kol kas bus nusivylimas, kol kas yra dar šansų įsigelbėti, tačiau kol kas jinai jau dabar mato, kad yra blogai. Kas dar bus? Mirtis dugne pas mus, bet mirtis sako, kad vis tik kažkokia pabaiga turi ateiti, ne, šitiem dalykam, bet mums sako, kad moteris yra gana protinga, jinai pasistatė apsaugą. Ta prasme, kortos man gali šitą netgi nerodyti, nes yra apsauga. Moteris yra labai protinga, arba jinai pati turi žinių, kaip tai atliekama, arba kažkur kreipiasi, ar man parodys, ne. Jeigu yra apsauga, tada kortos gali ir nepasiekti šitos informacijos. Taigi, ką aš norėjau paklausti, taip, jinai kreipiasi pas būrėją, ar pati tai darė. Nes moteris yra labai protinga, jinai pati tai darė, ar kreipėsi kur nors. Pažiūrėkit. Kažkur kreipėsi. Jo. Net ne pas vieną specialistą. Ir didelis pinigus mokėjo. Ir ne visi priėmė. Jo, dėl meilės galėjo kreiptis, bet pas
pas moterį, bet kokiu atveju blokas. Ar pramušimas blokas. Yes. Turėtų gerai. Taip, aš klausiau, kas jai už tai. Ne? Svarbiausia, kad jinai žino, kas jai už tai. Jinai kaip ir perspėta yra, kas jai už tai. Tiesiog, jeigu jinai pati darė, nes ten žiūri moteris, tai gali būti, kad jinai ir pati. Bet vis tiek jinai bandė ir kitur kreiptis. Dėl meilės jinai bandė daug šaltinių, netgi ne vieną šaltinį. Kažkaip, jos reikalas, tarkim. Dabar žiūrėk, jinai žino, kas jos galėtų laukti, jeigu jinai tai darė, jinai žino. Jinai turi daug pergyvenimo dėl to, jinai yra perspėta, kad jai bus blogai, ne tik jai. Jeigu jinai turi vaikų, tai ir vaikam, pačioj pradžioj tai vaikam bus, bet jinai žino, kad jai bus blogai, labai blogai. Bet jinai stengiasi netgi iš šito išeiti. Galbūt būtent kažkokios baimės ir padėjo, pavyzdžiui, nutraukti šitos santykius, nes to teisingumo, baimė teisingumo. Taigi dar kartą man parodykit, kokiai padėtį jinai dabar yra, ne? Bet dabar kokia jinai padėtį. Žiūrėk. Вот tokiai padėtį. Jinai magas. Tai jinai galvoja, kad jinai valdo visą situaciją. Jeigu jinai kreipiasi pas magą, jinai žino, kad magas viską padarė teisingai ir jinai jau mato poveikį. Ta prasme, jinai valdžioje, jinai virš visų. Ir jinai gauna jinai rezultatą, jinai mato, kad jinai gauna rezultatą, kad pas ją viskas gerai, realiai turiu omeny, kad jos veiksmai turi atoveikį. Jinai kaip ir patenkinta. Tvarkoj, tada ir nenarpliokim. Dabar norėjau pažiūrėti iš kitos pusės. Taip, dabar norėjau iš kitos pusės, bet pamečiau. Taip, norėjau pažiūrėti iš kitos pusės. Norėjau pažiūrėti iš kitos pusės, bet pamiršau iš kurios. Gerai. Pamiršau iš kurios pusės, noriu dar apžvelgti. Tai gerai, tada rugsėjo mėnesį, ko iš jos tau tikėtis, ne? Nors mes jau aptarėm gana daug, bet vis tiek rugsėjo mėnesį, ko tikėtis iš jos. Bandys sugrįžti, bandys kažkaip bendrauti, bandys kažkaip suktis, bandys, dabar taip, gali sulaukti tokių manipuliacijų, tokių gana įdomių manipuliacijų faktais. Nežinau, man, pavyzdžiui, nepatinka tokie dalykai ir man netgi sunku juos ištarti, ne? Bet moteris realiai taip daro. Jos kai grįžta, iškart visus suduria kaip žiūrinius faktus. Tu atsimeni, buvai toks, tu atsimeni, aš to pasakiau tą, tu atsimeni, mes darėm tą, tu atsimeni, aha, ana trečia, tu žinai va šitą, taigi mes darėm va taip, ir tada pradeda, ne? Tai jinai norės, kad tokio teisingumo ir tada bandys tuos tokius momentus visus sukišti tau.
Taigi, tu žinai mane, ašgi va taip mėgstu, va tas, tu žinai va tą šitą. Ir parodyti, kad taigi aš tau dar myliu, ko tu nesupranti, taigi pas musgi viskas buvo gerai, dabar kas nutiko, supranti. Negaliu pasakyti, kad tai bus apsimetimas, bet tai bus tiesiog toks kaip mėginimas. Mėginimas sustabilizuoti santykius. Tai vat moteris gali mėginti. Tvarkoj. Gerai. Taip, to išdėliosim. Dar noriu pažiūrėti, ar yra pastatytas blokas ant, ar jinai pastatė kokį nors bloką, kad informacija neišeitų. Ar pastatytas blokas. Jo, žiūrėk. Lygiai. Yra pastatytas blokas, kad informacija neišeitų. Reiškia, buvo, jeigu jinai pati tai darė, tai vėl prigrįšiu, ne? Tai jinai ne viena, bet jinai, supranti, turi tą meistriškumą. Pavyzdžiui, ją kažkas tai mokino. Jeigu jinai pas kažkokį kitą meistrą ėjo, tai jis ir padarė. Bet ir mėnulis mums rodo, kad yra magijos, yra kažkokiu tai dalyku ir vat tas blokas, kad informacija neišeitų. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mums parodė šitą informaciją, labai džiaugiuosi, ne? Kad vis tik mano kortos ištraukė šitą informaciją. Ką aš galiu pasakyti? Pabandykim dar paklausti, tai ką tau apskritai daryti, ne, tokiu būdu, todėl kad tokį nuimti, tai čia dar reikia pagalvoti. Jeigu tu realiai pastebi tokius dalykus, nes ne visi pastebi, kol neprabūda, žmogus nemato. Nemato save prieš tai, koks jis buvo energingas, kiek užtekdavo energijos viskam ir kai staiga tiesiog kaip daržovė tampa, nepastebi. Jeigu sugebėjai tai pamatyti savyje, tai reikia daryti išvadas, ne? Taigi, kaip tu elgsi? Šitoj situacijoje, ne? Taip, vėl mums rodo pabaigą, ne? Reikia ją užbaigti. Jeigu mėginsi, tai užbaigsi sėkmingai, reikia, ir magas. Jeigu realiai tai matai, tau reikėtų kreiptis pas realų specialistą. Pas magą, ne, ir tau viskas pasibaigtų. Aišku, diagnostika būtina, ką čia man parodė, kaip teisingai pasakyta, ne, aš neįsivaizduoju ant tavo sveikatos, ar tu pastebi tai, bet jeigu pastebi, tai tikrai būtų labai gerai, kad susirūpintum, ne. Tvarkoj, tada ties šituo mes ir baigiam, aš tau daviau patarimą, mes kaip ir aptarėm santykių sveikatą ir darbą, ne, rugsėjo mėnesį mes aptarėm. Dabar mes žiūrėsim spalį. Dabar mes žiūrėsim spalį ir spalį pradėsim žiūrėti vėl nuo finansų, ne? Bet žiūrėkim dabar bendrą vėl, ką mums rodys bendrai spalis, koks tau bus kaip mėnuo, ne? Kokios pas mus temos vyraus. Spalis, koks tau bus spalis, žiūrėkim, kokios bus energijos, kokiom tu būsi nuotaikom. Oi, super klausyk. Ir vėl mums magas krenta. Taip. Kadangi mums krenta magas ir jis yra aukščiausias, ir dar žvaigždės pas mus yra, žiūrėk. Reiškia, spalį tu bandysi suktis daug kur, visur, kur galėsi, visur, kur turėsi noro, visur. Žvaigždė. Reiškia, tiek sveikata
galbūt daug bendrausi, jeigu turi kažkokių pažįstamų iš užsienio, ne? Galbūt su kažkuo norėsi susitikti. Štai lygiai taip pat gali pasakyti, kad galimi susitikimai su šeimos nariais, su giminaičiais, ne? Su draugais, su klasiokais, su pažįstamais. Mėnuo bus labai sodrus. Jeigu tai būtų, netgi gali būti su bendradarbis, pavyzdžiui, jeigu turi savo verslą, tai vat su verslo srityje susitikinėsi, ne? Jeigu turi samdomą darbą, tai galbūt būsi siūstas kažkur nuvežti popierius, atvežti ar dar kažką sugalvos, kad čia gali būti tavo valdžia, ne? Kuri, kaip čia pasakyti, suteiks tau daug bendravimo su kitais, bet ir tu neliksi nusivylęs. Šiaip mėnuo bus labai fainas, labai sodrus, labai... Kol kas mums rodo tik pozityvą. Tik pozityvą. Tvarkoj. Dabar žiūrėkime atskirais dalykais, ne? Tai finansai. Kaip praeis mėnuo finansiškai spalis? Darbai, finansai, kaip praeis spalis? Kas čia? Aha, supratau tada ir... Gerai. Dabar žiūrėk. Mums vėl neparodo. Pereina ant santykių. Aš nenoriu dar apie santykius kalbėti. Tvarkoj tada. Taip. Ką norėjau pasakyti? Finansai. Finansai reiškia taip. Kaip ir minėjau, energijos pliūpsnis. Labai geras energijos pliūpsnis. Kol kas, arba tu turėsi labai daug momentų, kuriuos norėsi išbandyti, bet vėl bus neapsisprendęs, ko nori, bet išmėginti kažką turėsi galimybę. Tu turėsi ne vieną galimybę išmėginti. Ir būsi netgi pasimetęs, o ko aš norėčiau, o kaip aš norėčiau, o kur, o gal dabar, o gal vėliau, o gal dar kažką. Žodžiu, tokias galvosūkį turėsi darbe, dėl darbo, apie darbą, darbuose, visur, galbūt, sakau, galbūt ne vienoje vietoje teks būti, tai norėsis biškį ramybės. Norėsis pagaliau, kad duokit man bent sėdimo darbo, ne? Arba jeigu savo versliuką turėsi, tai norėsi truputėlį nurimti, nes labai daug bus energijos. Tai yra labai gerai. Labai gerai, kad bus energijos. Galbūt to labai trūko, ne? Dabar finansiškai vis tiek ar pavyks uždirbti, ne? Nes kortos yra pozityvios, tai yra labai gerai, bet jeigu viskam užteks irgi labai gerai. Ar pavyks uždirbti, tai trauksiu tik vieną kortą, nes po to, kad mums informacija nesusimaišytų. Vis tik fortūna atsisuks į tave ir tau pasiseks viskas, kur tu eisi. Visur. Jeigu galbūt, pamėgink kokį loterijos bilietuką nusipirkti, galbūt pasiseks, nes vis tik mums fortūna. O tai yra aukščiausia korta, tai kad labai sėkmingas mėnuo. Taigi, pabandyk dar bilietukais, o ne kažkur ten sulošti, galbūt kokiuose statymuose ar dar kažką irgi gali pasisekti. Taigi, su finansais viskas bus gerai. Vis tik pas mus fortūna. Tvarkoj. Aš tada daugiau ir nesigilinsiu, nes labai ilgai užtruksiu. Tau bus labai nuobodu klausyti mane. Lieka mums santykiai. Paimsiu šitą kaladę. Pabandykim spalį, kokie bus santykiai. Ko tikėtis su santykiu spalį? Ko tikėtis su santykiu spalį? Oho. Bus kažkoks tai bendravimas, žinutės,
pabandykim sužinoti, kas tai. Toks bendravimas, kurio tu laukiai, arba kam tu rašiai labai, bet tau nebuvo atsakymų. Tai vat pagaliau gausi kažkokių tai žinių. Ir vėl velnės, reiškia, matyt, iš buvusių. Todėl, kad tai yra prisirišimas, tai yra dar vis yra. Taip, matai, vat, kaip tik turim dugne meilę. Situacija kol kas nesikeičia. Grįžti tu nenorėsi. Dabar vat, mums rodo, kad tu būsi dabar šaltas, racionalus, pagaliau priimsi sprendimą, kad tu nebenori niekur eiti, kad tu niekur nenori grįžti, kad tau dabar yra gerai, nenorėsi grįžti į tas sąlygas, kai tau buvo blogai. Kažkaip jau susiprotėsi, kad ten buvo tau negerai. Bet pabandykim išnarplioti, kas būtų, jeigu tu grįši, ne? Kas būtų, jeigu tu vis tiek norėtum, nežinau, grįžti, ne? Kadangi pas mus yra velnės, tai reiškia, kad nebūtinai tau pavyks tiesiog numoti ranką, ne? Arba užblokuoti žmogų. Kažkaip nepavyks, nes tai yra velnės, tai yra labai didelis pagundos, tai yra, kai tu negali nustoti galvoti apie tą žmogų, ne? Tarsi pririštas jautiesi. Tai ar tau pavyks taip? Nu, ką galiu pasakyti? Kol kas pozityviai vertinu, todėl kad mokėsi laiku sustoti. Kažkaip regis prabudimas yra kažkoks ir tu mokėsi laiku sustoti. Neskaitant, kad yra mums užkrito velnės, ne, labai didelis stiprus ryšys, prisirišimas, bet tu mokėsi sustoti. Ir kas yra labai įdomu, kažkokia tai moteris. Ateina į tavo gyvenimą, ateina kažkokia moteris. Reiškia, tu ten mokėsi sustabdyti, bet va, žiūrėk. Turim kažkokią tai moterį, kuri, jinai pati pas tave ateina. Aš dabar bijau pasakyti, ar tai nebuvusi. Labai bijau pasakyti. Bet galbūt tiesiog su kažkokia tai moterim bendrausi, ne? Nu, dabar taip suskirstykim. Jeigu tai būtų buvusi, ne, vat pagal velnę galima būtų pasakyti, kad buvusi, ne? Tai vėl bus bendravimas, bet kažkaip nu, galbūt nenorėsi, kad tai buvo anksčiau, ne? Nes pagal fortūną gali būti grįžimas. Dabar jeigu žiūrėti kaip į naują partnerį, ne? Naujas partneris gali būti. Ne? Vat mums rodo fortūna, kad atsiras nauja aistra, ne? Daug žinučių, daug skambučių ir norėsis atvirkščiai ilgalaikių santykių norėsis, ne? Nu, ir su sena lygiai taip pat gali norėtis ilgalaikių santykių. Gali norėtis, drąsiai gali norėtis. Todėl, kad mergina ateis pati pas tave, o tu, štai taip, parodysiu iš arčiau, o tu į ją nežiūri. Nu, gal va taip neparodysiu. Va, mergina
į tave žiūri gražiai, o tu ne. Tu esi užsišarvavęs, tu į ją net nežiūri. Tai gali būti ir kažkokia tai buvusi, ne? Bet jeigu tai yra nauja dama, nauja dama, tai tu gali būti, kad tiesiog, iš tos patirties, ne, tu emociškai nebūsi prieinamas, va taip. Kažkaip nebūsi prieinamas. Dar norėsis pailsėti, galbūt, gal norėsis pabūti vienam, gal norėsis apskritai neeiti į susitikimą pabūti namie, ne? Dabar, kadangi pas mus mergaitė iškrito, pažiūrėkime, ar su ja gali būti kokia nors ateitis, ar gali būti kokia ateitis, ne? Dabar žiūrėsi, tu matysi, jeigu atėjo nauja mergaitė, tai mes apie ją kalbame, ne? Spalį, jeigu tu matysi, kad yra sena mergaitė, dabar ateitis, kol kas ne. Imperatorė, tai vat, moteris gali būti tokia vėl aukšto lygio, galbūt tau per aukšto, bet tai, sakau, gali būti, jeigu labai aukšto lygio ir gali būti jinai tokia teisinga ir kažkaip santykiai gali nepaeiti, matai, 10 kartų. Kodėl man iškrito saulė, bandau suprast. Bet dar gali būti, kad moteris įsiskyrusi. Variantas. Tikrai. Moteris gali būti įsiskyrusi. Man biškai nepatinka, aš klausiu vieną, man atsako kitaip. Mane klausiu, kokia ateitis, man nerodo, kad yra ateitis. Jinai gali būti pati, ką tik įsiskyrus. Vat gali būti, kad pas ją irgi bus kažkokias permainos. Dabar dėl ateities, pabandysiu žiūrėti dugne. Ar tai gali būti kažkokia ateitis? Dugne mums rodo saulė. Tai šitą kortą galima priimti kaip gausą. Su ja gali būti didelė gausa. Jinai gali būti tau kaip sėkmė. Dėl to mums fortūna rodo ant abiejų kalažių. Tarp kitko, fortūna ir čia rodo, ir čia mums rodo fortūna. Supranti? Ir čia lygiai taip pat, ne? Vat kaip sakiau pačioj pradžioje, kad kažkoks tai finansai bus geri, ne? Ir sveikata bus gera, ir šeimoje viskas bus gerai. Žodžiu, kad spalio mėnesiai tau atsisuks gera fortūna, ne? Tai vat, gali būti tokia moteris, kad jinai irgi po savo traumų bus atėjusi. Jo, tiesiog moteris atėjus po savo traumų, va, žiūrėk. Čia gaunasi, kad jinai irgi buvo išduota, jinai bus irgi išsiskyrusi. Moteris nebloga, jeigu taip paėmus, tačiau nesiūlau moterų apskritai spausti, nes jom reikia laiko. Vienai kitai, jeigu reikia pinigų, tada jos greitai. Ne, tada į santykius neria tikrai net nepagalvos, kad koks tu ten esi, svarbiausia, kad tu būtum stabilus. Turi darbą, turi namą, turi gal nuomoji, gal mašiną turi. Tai yra stabilu. Aš žinau, kad su tavim aš neprapulsiu. Va dėl to merginos renkasi tas, kuris turi mašiną. Todėl, kad jis visada, reiškia, jis pats save valdo. Jis žino, kad jis turi susitvarkyti draudimą, apmokėti, mašiną išsiurbti, mašiną prižiūrėti. Reiškia, jis save valdo. Dėl to mergaitės, ne dėl pinigų jos eina, kad tu turi mašiną, aš einu paskui mašiną, ne paskui mašiną. O tai tik rodo, kad tu save valdai puikiai, ne? Todėl, kad tu kitaip ir negali. Reiškia, mašina, turi būti švari, ne? Nevažinėsi bet kaip. Jeigu važinėsi bet kaip, tai ta moteris tave išmes. Nesvarbu, kokios kainos ta mašina. Todėl, kad jinai mato, kad mašina, pavyzdžiui, vis laik buteliai, ne? Ir viskas, ir ką tu turi tą mašiną, man tai nemalonu sėdėti. Arba jinai tada imsis tvarkyti tą mašiną, tai perims jo
įsipareigojimus, ko tikrai daryti nevertėtų, arba jinai tiesiog tokį vyrą išmes todėl, kad tai ne gyvenimas, ne? Nu, iškart matosi, koks jis yra. Bet tas vyras, kuris mašiną prižiūri kaip savo batus, ne, su juo malonu būti. Nes jis yra visada tvarkingas, švarus, visą laiką. Nesvarbu, kad tai yra tik mašina, bet tu įsėdi kaip karalienė ten, supranti, tu ten jautiesi, wow, ten kvepia, ten visą laiką kažkokiu ten kvepaliuko, ne kažkokiu tai ten dar kažkokiu fabrikuškų visokiausių, aliejukai, dar kažką, supranti. Nesvarbu, kad namie visiška betvarkė, bet mašinoje įsėdi, kad netgi jeigu pavažiuoti 50 minučių, tu ten galėsi pasidėti ir pakaifuoti. Nu, tai va, tiek tos informacijos, ne? Bent tas 10 minučių pasijausti kaip karalienė. Tai va, tiek tos įdomios informacijos tau spalio mėnesį. Tai va, spalis tau bus labai geras. Labai geras. Tvarkoj. Taip, šitą kaladę, va tai čia. Tvarkoj. Taip, rugsėjis, spalis, lapkritis. Žiūrėkim, lapkritė, aš čia jau kalbu valandą, ne? Nu, dar užtruksiu kažkiek. Teks dar mane pakentėti truputėlį. Taip, dabar žiūrėkim, spalis, koks bendras spalio fonas, ne? Čia biškį privargau per šiandien. Spalio fonas tau, koks bus? Super. Ir čia super, viskas labai super, viskas klostosi labai gerai. Taip, spalio fonas. Mums rodo, kad bus pinigų, kad jis bus stabilus, kad lygiai taip pat tavo gyvenime gali būti moteris. Moteris gali būti lygiai taip pat stabiliai dirbanti, galbūt kažkokia tai aukštesnės pareigas gali užimti, moteris gali būti šeiminiška, turėti jau šeimą, gali turėti vaikų. Gali tiesiog būti šeiminiška ir tokių pažiūrų, supranti, kad kaip mamos pažiūros, kad labai jaukiai, šilta, mylima ir taip toliau. Darbo tikrai bus, užteks tau darbo. Dabar, jeigu visą tai jungti su moterim, tai moteris, pavyzdžiui, bus pasiryžusi dirbti dėl santykio, ne? Bet kas keista, mums iškrito ir vyriškis. Karalis lazdų, tai dabar va taip, jeigu sujungus, dabar jeigu štai taip gražiai sujungus juos, žodžiu, moteris, kaip sakiau, jinai bus, tu būsi ir tarp jūsų bus kažkokie tai jau dirbsite dėl santykių. Galbūt tu ją pamatysi darbe. Irgi gali būti, kad tai yra bendradarbė. Ir pavyzdžiui, tu nenorėsi iškart santykių su ją, bet tu, pavyzdžiui, darbė ją kalbinsi, jūs daug bendrausite apie kažkokius šeiminius reikalus, kaip pas ją, kaip pas tave, gal, žinai, daugiau dalinsis. Ir tiesiog aptarinėsit, ne, kažkaip artinsitės. Žodžiu, po biškį kažkaip pažindinsitės. Ir tarsi jau dirbsit, nežinau, gal patarinėsit viens kitam, tarsi jau dirbsit vienas su kitu informaciją. Jau kažkaip va taip. Dabar žiūrėk, jeigu dar parodysiu, todėl, kad yra toks niuansas, tai aš tau arčiau parodysiu, tu žiūri į ją, bet ne į tave, dar nežiūri. Tai yra kad galbūt net į tave kokias kaip į galimą partnerį, jinai kokias tave nežiūrės. Galimą partnerį, ne? Tokia mintis. Toliau. Dabar, jeigu žiūrėti kaip iš darbo pusės, tai vadovai tau priekaištų neturės. Tiesiog galbūt bus labai daug darbo. Ir tu dirbsi, ne, tu normaliai dirbsi
vėl energijos užteks pilnai energijos, nebus įsekęs. Sveikata gali būti labai gera, ne? Nu ir gerai viskas. Dabar žiūrėkime atskirais punktais. Vis tik atskirai finansai, kaip seksis finansai tau spalį. Finansai spalį. O, super. Toliau biškį užmeskim. Taip fainiai. Taip. O ką man tai nori pasakyti? Gerai. Reiškia, taip, spalį finansai bus. Jeigu, kaip minėjau, jeigu tai esi tu, tai, žodžiu, visos priemonės taikysi. Nu, pavyzdžiui, kad geriau uždirbti, visos priemonės taikysi, ne? Galbūt ten socialiniuose tinkluose reikės pasireklamuoti, žodžiu, reikės daug meistriškumo. Tvarkoj. Dabar, jeigu tu esi samdytas, ne? Ir tavo vadovai gali reikalauti iš tavęs aukščiausio lygio. Bet gali lygiai į tave žiūrėti, kad tu turi tą lygį, dėl to ir reikalauti aukščiausio lygio, supranti? Štai imperatorius. Tai irgi gali kalbėti, kad tu atitinki kitą standartą, dėl to iš tavęs tik reikalauja. Bet mums išlindo vėl velnias, kas man nepatinka, ir magas, ir velnias. Žodžiu, spalį bus kažkoks įdomus poveikis. Galbūt tu pas kažką kreipsies, kaip variantas tikrai gali būti. Kažkokių paslaugų kreipsies, bandysi sureguliuoti kažkokią tai situaciją. Nors aš vėl klausiau apie finansus, dar gali būti, kad bent jau man velnias dėl finansų tai rodo, kad bus kliučių, kad nesiseks. Nesiseks, pavyzdžiui, kažką gauti, kažką sudaryti, kažką sutvarkyti. Mintis bus labai labai neaiškios. Nors imperatorius, jis yra visada sudėliojęs planą, o velnias neleis tiem planam vykdyti. Kažkaip viskas tarsi pro rankas gali praslysti. Tu gali netgi stebėtis, mangi anksčiau tai išeidavo, aš puikiai suvaldydavau, puikiai padarydavau, o dabar net neišeina. Va taip va viskas. Turėk omeny, taip gali būti. Bet dėl to, kad bus lapkritį apskritai, ta mirusioji diena, galbūt būsi kapinėse, ne, ir atsargiai. Jeigu kažkur važiuosi, nieko neimk iš kapinių. Nusiplauk rankas po kapinių, nes kažkoks tai tau poveikis gali būti, gali kažką parsinešti, parsivežti, parsitempti, ne? Tai atsargiau nieko neimk. Dar saugokis pavydžių žmonių. Tikrai pavydo gali sulaukti ir vėl tokį bumą, gali gauti tokią vėl bangą. Kai, nežinau, galbūt galvos suksis, ne? Stebėk savo sapnus, galbūt matysi kažkokį kraują, dantis, purviną vandenį, ne? Nežinau, ką tu čia tokio gali dar, žudynės, labirintus kažkokius, ne? Vat jeigu sapnuosi, kad pasimetei kažkur, nežinau, į kur eiti, tamsu aplinka, vat žinok, jau viskas, jau tave kažkas painioja. Ką reikia daryti? Visų pirma, neklausyti sapno, todėl, kad yra toks momentas, jeigu yra velnias, jis bet kokiu atveju sapne norės tave prigąsdinti, kad tu galvotum, kad tai yra realybė ir elgtis taip, kaip jam yra paranku. Pavyzdžiui, kad tu bijotum. Pavyzdžiui, tu nori naujo verslo, jam tai nenaudinga, nes tu vystysies, ne, tarkim. Ir, reiškia, jis tau šius sapnus, kad tu pasimesi, kad tave nužudys, kad sukelti baimės, kam tu reikia, ne, vis tiek kažkoks tai poveikis tai yra. Tiksliau bus. Kad tu nesugebėsi, kad tu dar kažką, žodžiu, kad galbūt tu turėsi konkurentų labai stiprių, ne? Ir geriausiu atveju jų neklausyti, bet turėti omeny. Kažkaip reikia mintį sudėlioti taip, kad
tu manęs neprigąsdinsi, aš žinau, kad aš galiu, kad aš esu pats magas, ane? Ką tai galėtų reikšti? Kad aš atsakau už savo veiksmus. Ne tu manęs nevaldysi, tu man į galvą minčių tupų nekiši. Aš valdau už savo mintis. Aš atsakingas už savo mintis. Jeigu matysi va tokį momentą, kad pradėti plaukti, kažkaip galva sukasi ir viskas va taip kažkaip taip įdomiai eina, pabandyk pasimelsti. Žiūrėk, ar veikia, todėl kad vis tik toks ir laikotarpis, ane, kai mirusieji ten bus labai plona riba, galbūt ir jos visai nebus, ane, ir vat, poveikis gali būti labai įdomus ir keistas. Bet reikia išmėginti daug įvairių variantų, kad va to nebūtų. Bet pirmiausia mintimis, ne? Mintimis pasimelsti, užsidegti žvakę, paprašyti apsaugos, panagrinėk, tikrai, man vienas momentas pasitvirtino, tokiu momentu vat, turėjau tokių kažkokių keistų įdomių, nesuprasi tai poveikis, nepoveikis, bet labai sunku blaiviai mąstyti. Netgi vat, važiuoji mašiną, vairuoji ir nematai. Nuplaukia viskas, atrodo, ir mėgojau, ir valgiau, ir kaip ir neturėtų nieko būti, turėtų būti viskas gerai, bet ne to miegi prie vairo, nieko nematai, kaip plėvelė užsidėmė. Ir man padėjo vienas momentas, aš radau YouTube'e vieną meistrę ir jinai pasakojo, kaip tai veikia, kas kur kada. Ir aš taip pagalvojau, aš nesvarbu, ką jinai kalba, bet aš tiesiog sėdėsiu ir ją klausysiu. Ir žiūriu, man nukrenta ta plėvelė, aš jau aiškiau matau, nesvarbu netgi, ką jinai šneka. Jinai irgi turi kažkokį tai valomąjį procesą, kuris man, wow, tinka. Pramuša kažkaip tas mintis, pramuša kažkokią tai plėvelę ir jinai kažkaip dingsta ir netgi neatsigamina, neatsiranda vėl. Puiku, sakau, reiškia, aš ją naudosiu vat savo kaip kardą kokį tai. Tai vat ir tau siūlau paieškoti, galbūt tau tarp lietuviškų, tarp rusiškų, tarp ukrainietiškų, nesvarbu, galbūt tau kažkurį meistrė, kuri ten pasakos ar kažką tai darys, galbūt apskritai filmuos kokį tai valymą. Jeigu tu matysi, kad tau tai padeda, gali tai naudoti. Tiesiog naudoti kaip klausyk, jeigu tau tai tinka ir žiūrėk, ar tau veikia. Kaip tai veikia. Apskritai gal tau tas būdas pačiam pavyks jį padaryti. Ne, todėl kad vis tik magą turim, galbūt tu pats kažką bandysi daryti. Ne, pasižiūrėsi, kaip Laura lapą degina, ne. Pabandysi savo porą lapukų sudeginti, matysi, kad tau gerai, tas kvapas fainas, nugliuks, ir bandysi, pavyzdžiui, suvaldyti šitą velnią. Galbūt ten pažiūrėsi, kaip deginti druską ant keptuvės, matysi, kad tau veikia, super, sakysi, gerai. Dar gali būti kažkokiu tai pagundų labai didelių. Galbūt prabus aistra, gali ir prabūsti kažkoks tai aistros pliūpsnis, tarsi poveikis, sakau, galbūt kažką iš seniau pajusi, kad aš šitą jau žinau jausmą, jis pas mane kažkada tai buvo ir jis man yra nenaujas, aš jį pažįstu šitą jausmą. Tai va, žiūrėk, irgi atsargiau. Tvarkoj. Tai čia dėl darbo, tai gali būti ir konkurentų. Gali informaciją nutekinti kažkokią tai, ne? Kišti pagalius į ratus, apkalbinėti, dar kažkokius tai daryti manipulacijas įvairius, kad tau nesisektų. Tu turi kažkokiu tai priešų, pavydžių žmonių. Tvarkoja viskas. Sveikata, žiūrim sveikatą, nes mes labai ilgai užtrukom. Sveikata spalį. Kodėl tai? Ojojoj, kas nutiko? Sveikata.
Kas čia taip dabar nutiko? Nu, tas poveikis toks vėl žiūriu. Nu, dabar žiūrėk su sveikata. Dabar sveikata pas mus gaunasi taip, kad abejingumas. Vėl netikėsi, kad tau pasiseks. Vėl... Bet žiūrėk, kad tu netikėsi, tai yra normalu. Bet žinai ką, pasistenk laikytis to momento, kad atsiminti, kaip tau buvo gerai. Negalvoti, kaip tau buvo blogai, arba kaip dabar yra blogai. Ai, aš kažkur tai man dabar šiandien nesiseka, nuotaikos nėra, aš pasyvus. Pasistenk daugiau rasti pozityvumą. Ne? Nes ir čia tu vėl grįžti į rugsėjo tas energijas. Kad tu nežinai, ko tu nori, tu visko abejingas, aš nežinau, ar man pasiseks, čia vėl mirtis pas mūsų iškrenta, kad reikia kažką keisti ir aš neturiu jėgų kažką keisti, o ką man toliau daryti, daugiau pozityvumo. Ieškok variantų, reiškia, dabar žiūrėk, mums rugsėjai tau nesisekė, spalį tau pradėjo sektis. Pabandyk, kol dar nėra spalio, ne, ir dar rugsėjas tik prasidėjo, pasistenk susekti momentus, kuriuo metu to pradeda sektis ir kuriuo ne. Pabandyk atsekti, nuo ko viskas prasideda, kas tau trukdo, va tai tos tokius, ne, momentus. Nes mirtis mums sako, kad galbūt tai yra trumpas laikas, kai tau tokios vėl negatyvios, ne, pozicijos bus. Galbūt jos gali užtrukti. Pavyzdžiui, kadangi tai bus ruduo, gali prasidėti depresija. Ne? Toks ilgas, tamsus periodas, kai viskas šalta, šlapia, ten lyja, ar ten jau sninga netgi, ne? Tokia gali traukti į depresiją. Tai dabar kūnas, ne? Dabar bandykim dar kūną. Ar kūnas bus sveikas? Kokie galimi kūno pokyčiai? Nes mums rodo daugiau emocinę, dvasinę būklę. Dabar žiūrėk su kūnu. Jeigu bus išrašyti vaistai, pavyzdžiui, tu kreipsies dėl nemigos, galbūt kreipsies dėl, dėl depresijos, ne? Tai vaistus reikėtų vartoti. Mums rodo, kad viską pagal instrukciją. Gali būti taip, kad teks pagulėti, galbūt susirgsi, galbūt tai yra ne kažkoks tai, bet čia daugiau toks lovos režimas. Ne kažkokia operacija, o tiesiog va, dėl tavo kažkokio tai pasvirimo žymių. Tai va, gali būti tikrai depresija, kažkokia tai užplūsti. Dabar dar daug galvosi, daug svajosi, daug planuosi, kadangi turėsi laiko pagulėti, tai galimai tiesiog daug ką svarstysi. Dabar žiūrėk, jeigu taip atsitiks, kad, vat nuotaika nikčiortų, ne, pasistenk be galvodamas užsirašinėti. Nesvarbu, kokios tam mintis bus, bet pasistenk jas užrašyti. Kai tau pagerės, pabandyk perskaityti, kokios energijos tu buvai. Pabandyk atsekti, kodėl tai atsitiko, kokiu būdu tai atsitiko, kodėl taip staigiai, ne? O galbūt tau bus tai lėtai. Tiesiog bus šalta ir drėgna ir tau, pavyzdžiui, kažkokios tai mintis iš seniau, kai buvo gerai vasarą šilta, o dabar, kaip taip gali būti, oras blogas, tamsu, ne? Ta prasme, ar tai susiję, pavyzdžiui, su oru, ar tai susiję su kažkokiu bendravimu, ar nebendravimu, ko tau trūko, ne? Pabandyk susekti. Galbūt suprasi, kad tau per daug juodos spalvos, ne? Per tamsų tiesiog. Galbūt tau reikia atsinaujinti kambarį ir pabandyti įtraukti kažkokių gyvesnių spalvų. Žiūrėk, ar tau veikia, ar tau geriau jautiesi. Taip, kaip tai viskas kainuoja, ne? Bet galbūt kažkokią spalvą drabužiuose pasikeisti. Galbūt tau
prašau tik susekti pačiam save, kas tau atneša kažkokį tai pozityvumą. Galbūt pavyks išsikapstyti ir nereikės jokių vaistų, kad pailsėti, kad pamiegoti, kad išsimiegoti, ne? Arba apskritai tu nemiegi, atvirkščiai nori pamiegoti, ne? Galbūt ieškosi vaistus, kad tau užrašytų, kad pailsėti. Tai va, tau reikia susekti, nuo ko viskas prasideda, ne? Ir kodėl būtent va taip tau išeina. Galbūt pavyks suvaldyti ir nereikės tau tokių dalykų, ne? Galbūt tai yra tiesiog psichologiniai dalykai, ne? Tvarkoj, susekiam. Dabar žiūrėkim spalį santykiai. Spalį tau santykiai, kaip su santykiais. Taip. Nes spalis, lapkritis. Aš jau, matai, privargau šiandien. Taip. Lapkritis. Va, dama iškart iškrito, reiškia dama bus. Dabar žiūrėk, ši dama, aišku, dabar žiūrėk, mergaitė yra su taure, bet jinai žiūri į praeitį, kas yra negerai. Jinai daugiau svarstys, ką jinai turėjo prieš tai. Jinai daugiau galvos, ar kartais manęs nieks neapgaus. Jinai daugiau bus tokioj savianalizėj. Jausmai bus, bet labai daug galvos kažkodėl, matyt, ne viskas taip paprasta, ne, vis tik labai daug lygins. Taip, čia pas mus dugnas. Taigi, su kažkokia tai mergaitė, vat jai bus labai sunku kažkaip galbūt priimti sprendimą, ne? Galbūt jinai dar palaikys kažkokį ryšį su kažkokiu buvusiu, ne? Irgi, jai bus labai sunku kažkaip nusispręsti, apsispręsti, žodžiu. Tai vat tavo tokie santykiai. Iš vienos pusės, tu norėsi pabūti vienas ir, nes tai yra tavo stabilumas, tu save pažįsti, tu žinai jau save nuo mažens, ne? Tu žinai, koks tu esi ir ko tau reikia ir kada tau reikia ko, ne? Iš kitos pusės lygiai taip pat norėsis ir stabilių santykių. Galbūt netgi tu plėšysies tarp to ir to. Vienam būt gerai, tikrai po kaifu, ne? Nieks kaip ir proto neknisa, kaip ir visko man užtenka, kažkaip ką turiu, tą turiu, o iš kitos pusės norisi kažko šilto ir mielo, norisi meilės, norisi apkabinimų, bet taip, kad jie man netrukdytų. Tai vat būsi toks pakibęs, nežinosi realiai, ko tu nori ir kaip tu nori, kažkaip vėl mintis yra išblaškytos. Mintis. Turėsi labai daug minčių, baimių, pergyvenimų, nemigos. Kažkaip labai išdraskytas mėnuo lapkritis yra. Labai emociškai išdraskytas mėnuo bus. Kažkaip jausies labai pažeidžiamas. Todėl, kad jausmai bus, jausmų norėsis tarp ugnies ir ledo. Iš vienos pusės tu bandai juos paslėpti, bijai, kad jų niekas nepamatytų, užmaskuoji, ne, nes bijai, kad tas neįvertins, ne, o iš kitos pusės būsi šaltas ir racionalus, nes, tokia savisauga. Gal tau kačiuko? Ne, iš tikrųjų, tai jeigu nesi įsitikinęs pats savyje, tada žmogaus geriau nekankinti. Kad suprasti save iš tikrųjų reikėtų pasianalizuoti. Vat aš moterim daug sakau, ne, pažiūrėkit YouTube, kaip vyrai elgiasi, kaip juos nuskaityti, kokie ženklai yra, va tai tau lygiai taip pat norėčiau pasiūlyti tokį dalyką, kai psichologai kalba apie vyrus,
kokie gestai ką sako. Galbūt tau save sunku suprasti. Tai lygiai taip pat norėčiau, kad paanalizuotum, nes save yra sunku pamatyti, bet kai tau kalba netgi per YouTube ar ten per TikToką, ne, kodėl vyras elgesi taip ir anaip, pabandyk pasižiūrėti, ar tau atitinka, ar tu kažkur save pamatysi, ar tie dalykai, kai sako psichologai ir kiti ten tie visi, ane, pavyzdžiui, kodėl, pavyzdžiui, susirašinėja ir dingsti, ne, jie ten aiškina vienaip ir pažiūrėk ant savęs, taip realu ar ne, ne, pereik keletą jų, pasidomėk, tokia vat reikia tau psichologijos biškį pasidomėk, ne, čia tik dėl savęs. Tiesiog galbūt tau bus paprasčiau save suprasti, nes pas mus čia ir jausmai, ir baimės, ir pergyvenimai, ir kažkokie tai nuopoliai, ir viskas vienas sukrenta ir tu būni toks užsidaręs. Ir po to, nežinau, vat praeis tas laikas, pasakysi, ai, vėl aš noriu su kažkuo pabendrauti. Supranti? Tai vat, galbūt iš tikrųjų tau reikia įsigyti kačiuką, jeigu neturi. Galbūt tau, kaip sako, šunys, reiškia, mes žmonės įsigiję dėl to, kad tu jį mylėtum, o katiną, kad jis tave mylėtų. Galbūt tau užteks to ir tu suprasi, kad jis tave vertina. Tas katinas tave vertina, kad tu grįžti, kad tu jį paglostai, kad tu jam ten viską sutvarkai, ne? Jis ateis tave kaip dėkodamas ir tu suprasi, kad vat, aš noriu būtent va, tai tokio, ne, dėkojimo. Man gal net merginos nereikia, man užtenka to katino, nes jis visą laiką mane dėkoja, visą laiką mane garbina, visą laiką mane myli, kažkaip man užtenka. Supranti, vat, dėl to tau reikia susiprasti, ko tu nori, kodėl, kam, kaip. Supranti, tau bus paprasčiau save suprasti ir išsianalizuoti. Galbūt tu taikysi kitokius metodus, galbūt užrašysi, ne, galbūt, net nežinau, nupieši, ne, galbūt dar kažkokį tai metodą sugalvosi pasitaikyti savo. Visi metodai yra geri, jeigu jie yra teisingi, ne? Netgi neteisingi metodai gali išvesti visai kitokią kažkokią tai sferą. Tvarkoj, duosiu tau patarimą, kokį kortas tau duoda patarimą. Tai va, vėl neabejok, aš apie tai tau jau sakiau, nėra viskas juoda, reikia daugiau pozityvumo. Tiesiog nieko baisaus, jeigu kažkur užtruksi, jeigu tu supranti, kad tau reikia laiko, nieko baisaus. Jeigu reikia laiko, reiškia reikia laiko. Ne viskas iš karto. Reiškia tavo laikas dar ateis viskam. Supranti, viskam ateis laikas. Mums atrodo, kad tu nesustosi, tu judėsi, tu atsigausi, nieko baisaus, viskas susitvarkys, vėl ateis ta energija, ne, viskas bus gerai. Kažkaip tai bus labai daug bendravimo, bus daug veiksmo, galbūt reikės vienu metu daug ką atlikti. Taip pat laukia žinutė kažkokia arba daug žinučių, bus daug bendravimo. Ir pats, neužsidaryk. Jeigu netgi yra su kuo bendrauti, bendrauk. Tau matyt labai reikia daug bendravimo, ne? Kažkokio tai palaikymo, bendravimo, ne? Dabar, jeigu dabar kitaip skaityti, galbūt pas tave yra draugas, su kuriuo gerai sutari. Tai vat netgi jis galbūt netgi tau gali kažką ir patarti. Nes kažkaip, galbūt tu apskritai su juo daugiau turėsi apie moteris, ne, vat kaip moteris suprasti, ne, ko jinai nori. Vat jinai mane apgaudinėja ar neapgaudinėja, man verta ten su ja kažką ar neverta, ne. Nes kaip ir viena moteris yra, bet tu niekaip negali suprasti, ar apskritai veltis į šitą visą reikalą. Ne, žodžiu, tai vat spalis vėl jis labai bus panašus į rugsėjį. Tai yra spalis į lapkritis bus panašus į rugsėjį.
lengvesnis mėnuo bus jau spalis, toks kažkaip gaivesnis. Tai va tokios tau naujienos. Nežinau, ant kiek aš tau papasakojau sodriai. Būtų labai malonu, jeigu pasidalintum, ar tau patiko, ar tau atitinka. Aš tiek informacijos prisakiau, kad gali būti, kad, žinai, kaip čia, norėjau pasakyti kažkaip įdomiai. Žodžiu, neįvaga. Va, aš apie tai. Kągi, sėkmės tau, lauksiu atsiliepimo,